Aš tau duosiu žinot, kada prieš mane geriau nerepot. Tu gali su manim pabandyt pabuvot, su manim pasikovot. Vien veiksmažodžius rimuoji, čeka. Ai, tavo mamai gėda turėtų būt. Čekas sėdi kambarį neįjungęs kompo, o aš beveik aisis, nes mano raimai bombos. Čekas sėdi kambarį ir klausos pompos, o mano repas daužai stipriai kombo. Čekas sėdi kambarį neįjungęs kompo, o aš beveik aisis, nes mano raimai bombos. Čekas sėdi kambarį ir klausos pompos, o mano repas daužai stipriai kombo. Čekas sėdi kambarį neįjungęs kompo, iškvietęs avarinę sėdi kaip ant klombos. Jis gavo šaukimą, kuris pakeis likimą, kai tik paskaitė tapo viskas. Pakibo šaukimas ne į karybus, bet į karštą tašką. Žodis po žodžio skaitytoja blaška, kaip išikna be vaško, tik dar kiečiau. Šitas emailas netikėtas, tačiau Čekas žino, kodėl jam taip atsitiko, ir jis dabar svarsto tapti bėgiku. Iš tikrųjų pofik kuo, nors baravyku, tik kad tie žmonės jį ramybėj paliktų. Jo gautas emailas yra nuo is, ir jis supranta, kad čiulps dabar kaip kuisys. Tik ten greičiausiai bus ne kraujas, o bibis, ir jis galvoja, kad miega, jam reikalingas žnybys. Čekas sėdi kambarį neįjungęs kompo, o aš beveik aisis, nes mano raimai bombos. Čekas sėdi kambarį ir klausos pompos, o mano repas daužai stipriai kombo. Čekas sėdi kambarį neįjungęs kompo, o aš beveik aisis, nes mano raimai bombos. Čekas sėdi kambarį ir klausos pompos, o mano repas daužai stipriai kombo. Jis žino, kodėl jis gavo šį laišką. Šita situacija jam kaip ir aiški. Tiesiog pati paskutinį kartą pas vietinį barigą buvo kažkoks keistas vardas. Tai buvo Ahmedas arba Domestos. Jis dar buvo kažkoks kietas kaip Kanye Westas. Dar gerai atrodantis ir kietai rimuojantis, ir žolės už nebrangiai parduodantis. Kai nupirko tos žolės mūsų ponas Čeko, parūkęs iškart tapo panašus į slieką. Susėda prie kompo žaisti žaidimo, bet pasirodo per sunkus tapo šis pratimas. Jis žaidė žaidimą Is the Friends ir gavo pakvietimą padėti jiems, nu tiems, kurie blogiečiai, ir užsigliučina kolega konkrečiai. Čekas sėdi kambarį neįjungęs kompo, o aš beveik aisis, nes mano raimai bombos. Čekas sėdi kambarį ir klausos pompos, o mano repas daužai stipriai. Žmonės prašo, kad Čeką pavarytų, bet jis kovoti su manim netų gabarytų. Jis skaitos favoritų, bet aš einu toliau, taip ir sėdėk kambarytų.